13 statybų diena. Praeitas įrašas apie šito namo karkaso surinkimą susilaukė labai daug komentarų, kad mes dirbom labai lėtai. Todėl, berodydamas šito neįprasto namo karkasą, papasakosiu, kas čia taip ilgai užtrunka. Besigrožėdami karkasu, iš karto apie darbo valandas. Tai va 13 darbo diena, bet žmonės dirba maksimum 7 valandos. Kodėl taip trumpai? Todėl, kad greitai temsta, todėl, kad ne visada išeina į darbą išvažiuoti. Turint minti, kad dirba maksimum 7, o kartais ir 4 valandas tik tai per dieną, tai aš manau rezultatas tikrai neblogas. Iš kitos pusės yra jau grebestuojama ir dengiama plėvelė. Viena iš priežasčių, kodėl taip ilgai renkamas karkasas, kaip kiti sako, kad ilgai, pavyzdžiui, šita balkė yra virš 7 metrų ilgio. Tai įsivaizduokit, kokį aukštį reikia visas medžiagas susikelti, atsinešti, pastuolius susistatyti. Tikrai tas užtrunka nemažai laiko. Dar viena nepatogi, ilgai užtrunkanti vieta, tai va tokie ilgi pakalimai atsikišę. Nepatogu, ne pastuolius, o pasistatyti tarpus kažkaip tai. Aišku, visą tai atsižvelgiant, man atrodo, kad tempas yra pakankamai geras, o kaip yra iš tikrųjų sprendžia užsakovas. Užsakovas šiuo atveju patenkintas ir tai yra svarbiausia.